Šį vakarą vienas aš sėdžiu namuos, už lango pilka sutema ir pilkas lietus jau manęs nepaguos. Man šiandien pilka valanda. Ir ko man taip liūdna, ir ko man taip ilgu, po debesiu pilku yra juk ir saulė. Gyvenimas pilkas ir kostiumas pilkas ir pilkas vidinis pasaulis. Jei pilkas gyvenimas tavo krūtiniai, tai ką tu aplinkui atrasi? Pasakė praeivis kadaise man frazę, skaityti reikėtų, vaikine. Ir ėmiau aš skaityti tą knygą ir mano gyvenimas visiškai pasikeitė. Būna, prarandu tikėjimą savimi ir ateitimi, tai atsiverčiu 324 puslapį ir skaitau. Pradingo ir funkcija lytinė, ir šikas kažin kaip sulėtintai. Pradėsiu karjerą politinę, nes kągi daugiau bepradėti. Šitą knygą dabar visados vežiojos kelyje ir jeigu man įkyri policininkas, aš atsiverčiu 197 puslapį ir garsiai išraiškingai jam skaitau. Papūsiu tau kvaily į alkotesterį, tik tai kai pats papūsi mani subinį. Parodau pareigūnui, kad tai ne mano, o kažkokio Erlicko žodžiai ir dar sykį pakartoju. Ir kažkaip atsigauna širdis. Skaitydamas knygą dar išmokau, kaip buitiniam priemonėm pasigaminti pigaus adrenalino. Dorai dirbantgi tas brūdas nesigamina, tik snarglys tyška. Sužinojau, kokia yra mano orientacija ir ką daryti, jeigu aš nesiorientuoju nei virtuvėj, nei miegamajame. Ir dar daugybė kitų naudingų dalykų. O ką daugiau vertingesnio galėtum įsigyti už 13,99? Nusipirkti butelį degtinės, a ką išgėręs paskutinę taurę pamatysi, akise bus tamsu, o užvertus paskutinį Erlicko knygos puslapį prieš mano akis iškilo šviesus mūsų amžininko snukis. Ir aš ne tik žinau, kaip man gyventi šiandien, bet aš net žinau, kaip man gyventi rytoj ir visom kitom dienom. Išeinu į naują, daug gražesnį gyvenimą su šia knyga. Jau žinok, rytoj aš būsiu geras, būsiu geras, būsiu geras. Būsiu aš visų širdžių premjeras, būsiu pirmas tau ant širdies. Taip šį rytą šiltas vėjas pūtė, kad labai geru man būti. Sakė šilko kelią tau pasiūti, iš pažadų, iš praeities.